Naujiena mūsų asortimente, kaip matot, bus vazonai. Jie yra ne šiaip savo, o moduliniai. Tai reiškia labai gerą sprendimą, kad bus galima iš kelių segmentų pasidaryti norimo ilgio. Tai toj pavaizduosim, parodysim, kaip tai galima susirinkti ir kaip atrodys jau patys jie surinkti. Surinktas segmentas atrodo būtent va tai. Matot, yra atskiros detalės. Ir iš jų dabar tiesiog pasidarysim Lego konstruktorių. Susirinksim ir gausim vieną bendrą gražų darinį. Taip atrodo pirmas segmentas. Nuo jo pradėsim ir jungsim antrą segmentą. Kai susijungs du segmentai, gausis vienas pailgas vazonas. Tai laukiam tolimesnių darbų. Tai va taip atrodo pilnai jau sumontuotas mūsų vazonas. Kaip matot, jį sudaro dvi sekcijos. Du prailginimai. Aišku, jį galima ir dar prailginti ir padaryti dar ilgesnį, naudojant dar atskiras sekcijas. Kaip matot, viduje yra kojos, kurių pagalba mes galime išsilyginti visus nelygumus, tam, kad viršutinė plokštuma būtų lygi. Centre, kaip matot, žambinė yra, kuri neleidžia deformuotis vazonui, tada, kai mes pripilsime žemių. Jeigu yra poreikis, mes vidinės sienelės galim apsišildyti sterodūrų ir turėsim šiek tiek šiltesnį vazoną tam, kad augalų šaknis neiššaltų.